apie dukros ir motinos toksiškus santykius, o spektaklio temos tai vienatvė, neišsipildžiusios svajonės ir dar apie meilę sau, kai myli save per stipriai. Tai aš vaidinu dukrą, kurios vardas yra Morinė, ir pjesei apie ją parašyta taip, kad jinai yra 40 metų ir negraži. Kas ta negraži, tai man iki šiandien yra klausimas, nes tikriausiai mes ir grožį suprantam kiekvienas skirtingai ir fiziškai mums gražus yra įvairūs dalykai kaip žmonėm. Gal čia apie jos vidų taip šneka, nežinau, nes man kaip Morinė, kaip personažas yra net labai graži dėl savo savybių būdo ir kai kurių tokių jos pomėgių arba kaip jinai mato pasaulį. Tai čia su to grožiu yra kažkaip įdomi. Kartais Morinė elgiasi kaip 40-metė, o kartais Morinė elgiasi lyg jai būtų 17 metų. Tai įdomu ta laboratorija amžiaus, kai gali vaidinti ir paauglę, bet gali vaidinti ir suaugusią moterį ir tuos veiksmus arba taip, kaip jinai mąsto, maišyti, atrinkti, tada vėl prijungti ir tiesiog poelgius visus ir kaip jinai mąsto miksuoti. Man jinai artima tuo, kad labai mėgsta svajoti. Aš irgi mėgstu svajoti. Ir tos svajonės kartais gali būti ir žalingos, nes tu tiek prisisvajoji, kad jau pamiršti paskui gyventi. Pokalbius, kurie įvyko, pavyzdžiui, pergalvoji, kaip jie galėjo vykti kitaip. Tai vat, svajos yra ir pavojingas dalykas, bet ir naudingas dalykas gali būti. Tai vat. O svetima tai nežinau. Tikriausiai jau nebėra jinai svetima, nes jeigu būtų svetima, tai nesuvaidinčiau aš jos tikriausiai. Kad ir temos sunkios, bet mes repeticijų, pavyzdžiui, metu daug juokiamės ir pačioj pjesėje yra humoro. Ir ne tik juodo humoro, bet apskritai į tas visas sunkes temas įdomi perspektyva parinkta, kad tu gali pasijuokti ir šviesiai tai žiūrėti ir ieškoti išėjimo kažkokio. Tai dėl to siūlyčiau. Aš galbūt tokios plačios amplitudės vaidmens niekad neturėjau. Gal turėjau studijų metais, bet vat, tas ir įkvėpė, tas ir gąsdina, nes jinai tokia kartais elgiasi labai kraštutinai, gal ne tokį žodį panaudojau. Žodžiu, tokia mėgsta kraštutinumus ir jais vadovaujasi. Tai tuo pačiu tai gali būti tikriausiai ir labai naudingas dalykas, bet ir labai gąsdinantis dalykas.